Mokslo sriubą rasite ir LRT mediatekoje. Prenatalinis muzikinis ugdymas teigiamai veikia augančio vaisiaus vystymąsi, motorinę koordinaciją, intelektą. Ankstyvąjį muzikinį ugdymą tyrinėjanti socialinių mokslų daktarė Lolita Jolanta Piličiauskaitė sako, kad mamos dainavimas, galima sakyti, kuria vaiką. Be garso tyrimai rodo, smegenys nesivysto, turi būti garsinė apsuptis. Ir dėl to širdis pradeda plakti 8 savaitę. Tai yra ta tokia ritminė garsinė pulsacija, kur embrionas visą tai priema kūno paviršiumi, iki tol, kol susiformuoja jau ausies kriauklė. Vaikas besivystantis turtingoje garsinėje aplinkoje formuoja tankesnį smegenų sinapsinių jungčių tinklelį. Muzikuojančios mamos vaikas greičiau ims vaikščioti, kalbėti, bus atsparesnis neurozijai, depresijai bei lengviau išgyvens paauglystės tarpsnį. Kai vaikas girdi dar pašalinius garsus papildomus, tai yra ne vien širdies dūžį, ne vien peristaltinius kvapus, ne vien motinos kvėpavimą ir apsupties garsus kurios, bet jisai girdi dar priedo ir mamos dainavimą, kuris tiesiog sklinda kaulais ir garsina visą jo apsuptį. Tada sinapsinės jungtis, jos jis girdi vieną pusę, kitą pusę, jos pradeda augti, skleistis. Sinapsinių jungčių gali būti ženkliai daugiau aktyvuotų, negu kad jų realiai vaikas gimdamas atsineša. Ta garsinė apsuptis, jinai gali duoti didesnį intelektą, geresnę sveikatą, ženkliai didesnius gabumus, negu tas, kas yra jam sąlygota to genetinio paveldimumo. Nėščioji garsinę apsuptį gali paįvairinti klausydamasi ramaus būvio širdies dūžių, aukštų dažnių delfinų garsų. Ypač svarbu dainuoti pačiai. Vokalizuotas diafragminis kvėpavimas naudojamas dainavimo technikos belkanto metu. Padeda sumažinti sąrėmių skausmus, greičiau išstumti vaisių, išvengiant kraujosrūvų. Kai moteris dainuoja, tai jinai pilvo raumenim spaudžia vaikelį ir dar pėda truputėlį orą užlaiko, nes reikia tęsti. Ir tada jisai pradeda judėti, nes jis juda dažnai. Ir jisai užsiaugina raumenukus gimti. Ir dėl to tokie vaikai ir gimsta lengviau, sparčiau, nes jie tiesiog yra stipresni. Tyrimai rodo, kad sėkmingai nėštumo eigai svarbi ir būsimos motinos psichologinė būsena. Mano toj metodikoje, tai aš ir naudoju tos kapsonomijos elementus. Tai yra to lytėjimą, kai yra pratinama išreikšti savo jausmus, savo meilę, savo tą tokį laukimą, savo džiaugsmą, savo pasitikėjimą ir siuntimą žinios, kad pasaulis yra saugus ir pasiruošęs tave priimti, jis tavęs laukia. Tai jeigu vaikas jisai daugiau patiria endorfinų, daugiau yra laukiamas, jis patiria daugiau meilės, kadangi visas tai yra, kaip hormonais nunešama iki jo, ar ne? Tai jis tada tiesiog yra, gimsta ramesnis, pozityvesnis, jis ramiau auga, geriau psichofiziškai vystosi. Ilgalaikis stresas dėl padidėjusio kortizolio didina persileidimo ar priešlaikinio gimdymo riziką, slopina imuninę sistemą, apsunkina gimdymą. Ypač neigiamai veikiamas būsimas vaisiaus gyvenimas. Jeigu yra tęstinis stresas, kas yra labai pavojinga, tai tas kortizolis, jis tada jau pradeda, jau kerta tada gimdos senelę ir jisai pasiekia vaisių. Tyrimai atskleidė, kad praėjus 6 savaitėms po gimimo vaikai prenataliniu laikotarpiu patyrė neigiamų emocijų, buvo irzlūs ir neramus. Manoma, kad daug įgimtų ligų taip pat ateina būtent iš prenatalinės patirties. Muzika gali sveikatinti, dėl to tas mano ir ta metodika vadinasi muzikinio ugdymo sveikatinimo. Jis gali tiesiog padaryti šiais laikais, kai yra toks stresas, kai yra toks nerimas dėl visos apsupties mūsų politinės, dėl karo, jis ir kiek tos moteris to adrenalino, kortizolio, jos visos, patiria dar nėštumo metu. O čia yra galimybė visą tam užkirsti kelią ir tiesiog daugiau vaikų duoti patirti tų teigiamų emocijų,
tų laimės hormonų, tada būtent tos snapsinės jungtys jos vystysis sklandžiau ir jisai bus ir gabesnis, ir geriau įsivystęs, vystysis spartesnis ir tiesiog laimingesnis, sveikesnis.